Aiškiai matyti didelis panašumas, kada praktiškai ne konkurso metu, o tiesioginių dėrybų būdu yra renkamasi, kada politizuotai ignoruojamas pasirinkimas iš visų galimų variantų ir čia tikrai niekas negali paneigti, jog už to gali slypėti didelės naudos siekimas, sudaręs palankes prielaidas tiems pretendentams, kol jau dabar žinant pasirinkimą, aš matyti ir galėčiau spėti, bet tiek to, ne specialistų čia reikalas spėlioti, tegul viskas paaiškėja, bet aš bijau, kad mes turėsim dar kartą panašų atvejį, kaip kad su Mažeikių nafta, kada džiūgaudami, jog vardan įstojimo į NATO mes štai atiduodam prioritetą Jungtinių valstijų kompanijai Williams ir galų gale turime jau toli gražu nebe Williams ir turim tuščią vamzdį, kurio neteka nafta, mes turim transportuoti naftą kitom transporto priemonėm, kas gerokai brangiau kainuoja ir moka žinoma už visą šitą praradimą, ne kas kitas kaip mūsų vartotojas. Mes visi mokam už bene brangiausius regione naftos produktus ir tai yra, žinoma, mūsų šeimos biudžeto praradimas. Kokias dar grėsmes jūs įžvelgėte šioje srityje, ką diktuoja jūsų kaip ekonomistės ir politikės patirtis? Na, aš išvelgiu tą grėsmę, kad bus dabar artėjant kadencijos pabaigai, skubotai daroma taip, kaip yra naudinga valdančiai grupiai, visiškai nesiskaitant nei su ekonominė logika, nei su interesais ne tik saugiai, bet ir ekonomiškai gaminti elektrą ir kad dėl to gyventojai ir verslas, apskritai Lietuva nukentės ir mes šitos nuostolius turėsim daugybę metų brangiai mokėdami. Ir dar mums pasiliks didelis rūpestis saugoti panaudotą kūrą ir radioaktyvias atliekas, kas beje, pavyzdžiui, mūsų kaimininiai srity, Kaliningrado srity bus sprendžiama žymiai racionaliau, tai yra Rusijos technologijų pagrindu gaminama, tai yra sukurtose elektrinėse, atliekos yra išvežamos į Rusijos gilumą, jos nelaidojamos bet kur. Taigi mums dar vienas rūpestis primins, kad pasirinkimas buvo daromas grinai, politizuotai, neapsvarstant visų naudos ir visų praradimų. Štai sakykite, ar nereikėtų atsiklausti visuomenės nuomonės, kas jai svarbiau - reaktorių ir investuotojų kilmė ar saugi elektrinė ir pigi energija? Na, žinoma, kad kilmė turbūt mažiausiai rūpi eiliniam vartotojui, eiliniam piliečiui. Kas visiems rūpi ir mums su jumis, tai yra be abejo pačios saugiausios technologijos, tai turi būti užtikrinta. Ir aišku, kad galimai pigiausia elektros kaina. Ir aišku, tas saugumas turi būti ilgalaikis, kaip ir palanki jėgainės veikla rinkose ir palanki situacija, palankus elektros energijos apsirūpinimas visiems vartotojams. Tai yra svarbiausi dalykai ir aš nebejoju, kad dauguma Lietuvos žmonių taip galvoja, juk Lietuva palaikė Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, nepaisant to, kad tai buvo ankstesnės kartos rusiškos technologijos. Dabargi mes turime jau visiškai kitą situaciją ir kažkodėl jos visai nesvarstome, kada yra akivaizdi ekonominės naudos galimybė. Dėkuoju Jums, profesorė. Taigi šiandien kyla labai rimtų abejonių, ar mūsų vyriausybė siekia pasirinkti patį optimaliausią variantą, kuris atspindės Lietuvos žmonių lūkesčius ir jų gerovę. Tuo savo šią laidą ir baigėme, atsisveikiname neilgam, vėlgi kviesime susitikti laidoje, turi būti kitaip. Sėkmės Jums!